Labas rytas, labą dieną, mėlėjai. Išsinuomavom tokį aparatą betono šveitimo. Ir šiandien mūsų planas sušveist betoną. Nes kai traukiam betoną ir susėdavo tokias bangelės, tokias jaučiasi, gal čia nelabai matos ant kameros, bet yra tokių bangelių, tai šiandien spręsis likimas be niušučio. Ar ištaisysim betoną, ar reikės, kaip sakant, stipriai pasinervuoti. Čia dar yra perėjimai, kai pirmą nutraukiam šitą sluoksnį, čia yra ta liniuotė, paskui kitą sluoksnį ir kitas užkrito, pakrito, tokių dobelių vairą pašpakliuosim, biškai čia lietus užlyjo, važiauriai išdaužė. Žodžiu, pabandysim pašlifuoti, žiūrėsim, kas bus. Žalti. Per kūdas prailgintuvas mūsų, reikia važiuoti kienau pasim normalų trifazį prailgintuvą, kad atsivesti iki plašetkės ir tada jungtis į 220, nes aparats nepavel, tik užsivet, paspaudė biškiam betoną, dus žemėn. Vomuniai reikėjo tokį dalyką, kad 220 čia ateit 5 fazės ir galėčiau pasijungti prie pat aparatą. Tikiuosi padės. Vagonėlį prikabinam namelį, pajungiau akumuliatorių, saulės kroviklį ir USB pakrovėjų jungtis. Dabar liko tik saulės panelę uždėti ant stogą. Paskui atskirą video tiem dalykam padariau. Sumontuosiu, kai viskas bus, visa sistema sumontuota į namelį. Kad turėtumėm, kaip apsistojam laukinė gamto, elektras bent jau. Kompą pasikrauti, telefonus, nereikėtų mašinas vedinėti. Va. Oho, kolega, kai duoda. Kažkai dėl to, kad cigaretą rūko, dėl to, kad šveit. Toliau mašiną pasistatyta, tai bus balta po šias dienos darbų. Nu, žodžiu, nepaėjo su ta maža šlifarkė. Nu, kaip ein šlifuoja darosi, bet man per daug laiko užtruks. Susiradau internete trifas. Tai be žutau padėsiu atgal, pasimsiu prie kabalį iš namų ir leku į Kopenhagą. Pasimsiu tą galingesnį šlifuoklį. Tam, kad, galvoju, greičio bus, nes tu čia brūžin, valandą laiką beveik brūžinu, to rezultato tokia aiškaus nelabai matos. Tai bandysim su galingesnė, norisi klientui gerai padaryti, aš geriau iš savo kišenį sumokėsiu už tą šlifarkę, nors ten 50%, 50% dalinai kaltė lietaus blogą orą, tas betonas susiraukšlėja. Antras dalykas, transport biški važiavo su tarpais, tai vėl sujungimai, bet tos sujungimus mes kaip ir pravarėm. Paskiau gal ta košės konsistencija tokia, vėl nežinau, aš senai bebuvau daręs tokia nesąmonė ir tokie biški nelabai man patinka, bet su normalės instrumentas vis haltūrs gali ištaisyti, ne problemas, tik tai gaila laiką. Veizėkit, turim kokį galingą daiktą. Čia šit skersmo betoninio aparato 60 somų. Beautiful. Čia kiek čia reikalų ir dulkių, bet va, 2 kartus pravažiavom paviršių. Čia tai yra idealus paviršius. Čia dar va biški vos tos mikrosiūlės yra. Tai iš tikrųjų visai neblogai. Aš labai patenkinta šito šlifarkę. Visai gerai gaunasi. Neaišku, ar reikia šitos va guziukus, nes čia ne kokią plevelę dėsis ant viršaus, kad jau taip stipriai matytųsi tie visi dalykai, bet fantastika. 2 kartus tik praėjau, vienas prieš pietus, tada šitą, tada praėjau filmuoti visą kitą. Tai jeigu dar 2 kartus praėjus, man iš vis čia būtų ledelis. Bet žiauriai daug dulkių nusiema. Nu, mūsų kamera pritraukia dulkių irgi neįsijunginėja. Blemba, čia kitur kaip gražiai nusišveičia, taip lygų. Bet aišku ir tokių mikro dobelių. Dar varysim, šveisim, bet dabar norim būtinai šiandien užsišpakliuoti. Gal netgi tos vietos paskui nebešveisim. Eina savo kaip sunkiai, ten visas ta nesąmonė sirbliuojasi. Ką mes čia turim 4 vakarą, niekaip šiandien nebaigsim, reikės skambinti dėl stogo objekto. Namo savininkų sakyt, sorry, niekaip neišeis, rytoj turi būtinai čia. Būtinai čia turi būti, nes rytoj nuo pietų netgi lietų rodo. Yra kaip yra. Einu prasipūsiu, baigia beveik sirbliuoti, galės nusigruntuoti, bandysim tepti šito špaklių.
Nu, užtepėlėm košelinas. Tikiuosi, ta košelina bus gera. Užtepėm tos giliausia vietose, kur tokie diliausi ir perėjimai, kažkokie susėdimai. Nelabai aišku dėl ko. Čia kur labai plonai, tai jau padžiuvo. O, jau gali kaulus. O tą plonai tepėm, tai tokiose vietose, kur nu lietaus labai ištaškė, išdaužė. Nežinau, čia nelabai matos jums per kamerą. Nelabai čia matysit, bet ir tokia. Aš galvoju, čia irgi tuos paims. Rytoj rytmetį dar su šniūru prasitempsim biškį, kur tokie didžiausi guzai. Pasipiešsiu pieštukariai, kur pavaryt, kad nebūtų, jeigu leisimės nuo kalniuko ir čiungti tuos šviežius, minkštesnius, taip biškis minkštesnis negu tikras betonas. Kad į kokią chemiją. Va čia, matas, toks patekėjimas nuo lietaus. Matot. O taip, lietus kai lyja ir išplovė žaltį. Bet labai gerai susišlifuoja. Ta betoninė mišalka, tai ne mišalka, o šveitiklė ir leds žiauriai gražiai susišlifaun. Man patinka. Čia kur matos visur tamsesnės tokios dėmės, tai jos yra nepasiektos dar. O visur kur šviesias dėmės, tai ir lygiai sušlifuota ir kapstubinė. Čia buvo didžiausias, o čia blogiausias, nes čia mes sustojam ir laukiam 2 valandas, kur atveš dar betoną. Tai va čia gavos toks bliumt. Šūts, nes atvežė naujo betoną, tas naujas betonas subėgo ir pastūmė tą seną, čiut kilstelėjo, čia toks kalniuks ir leidžiama paklaida per metrą 3 mm staigus lūžis, kad nebūtų staigesnis lūžis negu 3 mm. Labas rytas, dar tamsu, čia jau liktai sudžiuvo, eisim žiūrėsim, dabar pasibraižysim ir dar bandysim šlifuoti toliau. Einam dirbti, kažką ruoštis, kol dar prietema šiaip tamsoka, dar biški yra, nelabai matos. Šakės kiek to brūda, šlifuoja, vis negana. Taip nepaėm iš karto, tai dabar sušluota į krūvelėm, susisėmėm, paskiau tik tai jau surbliuoja. Nu jau kaip ir gražus tas betons, nu bet dar va biški vis dar biški reik. Ir tokių vietelių. Čia va, kur sausa pertraukia, matos tokie snargliai blum. Bet jau nedaug, jau 90%, o čia toks biški plyns. Bet kaip sakau, negali būti, taip kaip žiūri atrodo, labai gerai papačia. Net galvas vaiksta. Pati didžiausia blogybė šito darbo yra ta, kad nesidaręs tokio dalyko ir nežinai tų kritinių taškų, kuriuos tu gali praleisti, kuriuos būtinai atsižvelgti. O kai tą kilimą velnionišką uždės, paskui ne taip lengva pakelti ir pataisyti. Va. Tai biški tas nervin, kad bereikalingai nepersistengti, bereikalingai nešlifuoti. Gal ten kažkokia ta paklaida didesnė galima būti, kur nėra jautri žaidimui. Tai va tas biški. Bet va, šluojam visas cemento, betoną, ne cemento dulkės. Kažkai, jeigu čia dabar tas dulkės panaudot kaip cementą neit, su vandeniu sumaišus nesigautų kaip klijai, nes čia dulkės, grinai, čia ne gabaliukai betono, ne kas. Įdomus variants, kaip gaminsim cemenziško. Na, nori, nenori, baigęs mūsų darbą, pradėjo lyt. Pusę dar pravariau, ana pusė liko nevaryta, jaučiu. Nieko nebus, reiks dar vieną kartą nuomotis mašiną. Bet rytoj rodo lietų, poryt rodo lietų, reiks tik gražinti, kad nestovėtų, nes man rodo 200 eurų dieną kainuoja. Ir pigus reikalas, tai reiks nuvežti rytoj iš rytą. Šiandien jau neapspėsiu. Biški dulkelis nuo pusėm, kol visiškai neužlieja, nes užšlap. Ten mes po darbo nusivalom dulkės su tokia varata. Kaip skaut strienas, jūs neįsivaizdaunat. Čia kaip vis dėin sporto salėje pasiemus kokį nors gantelį, o taip iš šonus, taip ir sutau betono šveitiklę. Norėjęs taip, nu kai išpakliuoji, kai išlifuoji sienas, taip irgi taip biški vingiuoja, taip su tą mašiną irgi vingiuojau. Reiks prašyti žmoniką masažą padaryti. Da turiu reikalų šiandien dabar reik parsivežti, pasikrovim tą šlifarkę, rytoj 6 reikia grąžinti. Tai
O dar mašiną reikia 7 nuvaryti servizą, tai galvoju, gal šį vakar nuvešiu į servizą, paliksiu mašiną, nu, ir rytoj tą, kad grąžinti šitą ir paskui važiuoti prie stogo. O, vakaras atvarė mašiną, pastatėm servizą, įmėsim raktelius į pašto dėžę, ir vsio, rytoj galės remontauti, nu, servizėlis. Nu, vsio, parlėkiau numiai, munsnį nemato, tomsiai, tu jau įsijungsim šveisą, volia. Baigės dienikė, nuvarė mašiną, rytoj atidausim įrankius, nežinau, jeigu lys. Jeigu nelys, važiuodam ant stogo dirbti, jeigu nelis ant stogo, jeigu lis šiukšlių įsivežti, galbūt mašinėlį jau pasimti savo navai. Žiūrėsim, vsio, labanaktis ir iki.